of Peaks and Tides – tai atviro pasaulio išlikimo žaidimas, įkvėptas rytietiškų legendų ir senovinių pasakojimų. Tu žaidai kaip Nolans palikuonis, mažos, bet užsispyrusios genties narys, bandantis atgaivinti civilizaciją po seniai įvykusio karo tarp dievų ir žmonių. Pasaulis čia nėra draugiškas, jį valdo stichijos, milžiniški žvėrys, o pati gamta nuolat kinta. Pagrindinė žaidimo idėja – pasaulis reaguoja į tavo veiksmus. Kiekvienas medis, akmuo, vandens srovė ir ugnies liepsna turi savo fizinį elgesį. Užkūrei laužą, vėjas gali išnešioti ugnį ir sudeginti visą šlaitą. Perkirtai upelio vagą, vanduo atras naują kelią ir pakeis aplinką aplink tave. Augant tavo įgūdžiams, keisis ir pasaulis. Galėsi statyti sienas, tiltus, ištisus kaimus ar gynybinės tvirtovės, prisijaukinti gyvūnus, kad jie taptų kaip pagalbininkais, apsauga ar net transportu. Kovose taip pat nėra vieno teisingo kelio. Gali stoti akis į akį prieš milžiniškus padarius arba panaudoti aplinką, užtvindyti lauką, padegti mišką ar užvesti vieną žvėrį ant kito. Vizualiai of Peaks and Tides primena gyvą paveikslą. Tankus miškai, paslaptingi padarai ir senovės griuvėsiai kuria šiltą ir įtraukiantį pasaulį. Žaidimas dar kūrimas ir tikslios išleidimo datos dar nėra, tačiau jis jau dabar kelia didžiulį susidomėjimą dėl savo fizikos sistemos ir pasaulio gyvybingumo.